Tai jeigu tau patiko štai ši knyga The Wolf King, žiūrėk toliau, nes turiu labai panašių rekomendacijų į šią knygą. Tai tuo tarpu aš norėčiau pradėti savo naują rudens rubriką, kurioje tiesiog filmuoju savo rekomenduojamas perskaitytas knygas ir pirmiausia, ką noriu padaryti, jaukumui reikia užsidegti žvakę. Tai jeigu tau patiko The Wolf King, tikrai labai rekomenduoju perskaityti štai šias dvi knygų serijas, kurios yra labai panašios, sakyčiau, panašumas yra nuotaika, tuo greitu siužetu, žiauriai geru enemies to lovers, ta įtampa ir kai tiesiog siužetas balansuoja puikiai su romantinė linija, tai tiesiog labai lengvos knygos ir labai greitai skaitomas romantizi, kuris žiauriai traukia ir tiesiog nepaleidžia, kol nepabaigi visų knygų. Tai pirmoji mano rekomenduojama knygų serija yra A Tongue So Sweet and Deadly ir šiuo metu yra 3 knygos. Gruodžio mėnesį išeina 4 ir man atrodo galbūt bus 5, turiu tiesiog pasitikslinti, bet šioje serijoje yra labai geras enemies to lovers, tai yra galima sakyti šiek tiek ir meilės trikampis, bet toks labai švelnus ir pakankamai gražus. Ir šitose knygose man pirmą kartą, nes 2 pagrindiniai veikėjai yra morally grey, man pirmą kartą buvo žiauriai sunku išsirinkti vieną ir negailėti ir vieno ir kito tuo pat metu. Niekad man taip nėra buvę. Na, o antra mano rekomenduojama knygų serija yra Empire of Flames and Thorns. Šiuo metu yra irgi 3 knygos ir išeina 4 dar šį mėnesį, man atrodo, pirmadienį. Kaip aš laukiu, tai yra viena laukiamiausių mano knygų serijų, nes perskaičiau visai nesenai, bet mane taip užkabino. Šiose knygose yra Dragon Shifters ir Draven. Tiesiog labai geras banteris ir labai geras enemies to lovers. Tai yra Trials, galbūt tai nėra pati originaliausia knygų serija parašyta, bet vėlgi tai yra labai geras laikas, labai lengvas skaitinys ir balansuojam labai puikiai tarp tokio siužeto ir meilės linijos. Tai man labai patiko ir tiesiog neapkrauna galvos ir man ten buvo visko, ko tik tais reikėjo. Labai greit suvalgiau aš tas 3 knygas ir sakau, labai laukiu 4 knygos. Tai irgi nežinau, ar laukia 5 ar ne, reikia tiesiog pasitiksinti, nes maniau, kad abiejų bus po 4 dalis. Tai visgi nežinau, bet labai rekomenduoju. Tai štai tokios būtų 3 mano rekomendacijos su puikiom romantizi serijom. Jeigu turi ką nors panašaus rekomenduoti ir jau jas esi skaičiusi, būtinai parašyk komentarą, man irgi bus įdomu. Ir iš tikrųjų esu nusižiūrėjus dar vieną knygų seriją, kuri, manau, bus taip pat labai panaši, ji irgi yra pakankamai ilga, įkelsiu čionais paveiksliuką, tai jeigu ir ją esi netyčia skaičius ir turi kažkokių atsiliepimų, irgi parašyk. Na, o jeigu tau šis video buvo aktualus, nepamiršk paspausti ir širdelės.